Rulis valdo. Nesusilaikiau, chebra. Pamelavau, beveik nebevažiuosi. Kur aš jį mačiau, tai melagis. Tai va, toks vors. Bando irgi pakilęs dar kažkiek. Tai upėtakiai turėtų būti aktyvus. Tai iškūriau aš vėl pažvejoti jų visiškai kitą upę. Vieną iš mano pradininkių, kur pradėjau savo žvejybą prieš 40 berods metų. Tai va. Ir šiaip jau nebebuvau šitose galuose kokius 3-4 metus. Tai pasižiūrėjau, oras dar geras, viskas gerai. Jūs jau vaikus išvežėt į mokyklas, kas studijuoti išėjot, o aš įsibridau, atsivesinsiu truputį, nes vis tiek karšta. Daeis iki tos vietos. Pats bjauriausias dalykas toje žvejyboje yra daeiti iki vietos ir atsisėsti, pasėdėti, atsipūsti ir toliau atsivėsus, kad galėtum akinius užsidėti, nes akiniai va, rasoje nieko nesimato. Žodžiu, šiek tiek atsivesinam, kamera ant krūtinės. Nu ir tikiuosi kažką bus vėl parodyti jums. O jeigu tu žiūri, palaikink šitą video, subscribing, būtų malonu iš tavo pusės. Ačiū. Kol dar neatvėso truputį apie įrankius. Na, mano įrankis 20-30 metų senumo spinningas, Gari Loomis, IMX, parabolinis. Dėl to aš drąsiai naudoju pintą valą. Pintas valas pas manęs yra Sunline. Rita Daivas ir Teitas. Nu, su to klaunu dabar pradėsiu žvejybą, nes praeitoj upėj jis man davė tikrai gerų upė. Nu, toks jau irgi padroštas, bet jisai kibus. Aiškiai matosi, viskas gerai. Taigi, pradėsim žvejybą tokio trumpo papasakojimo. Nebūtinai jums šitų spinigų jau nebegamina, kiek žinau, nebūtinai jums tokį turėti. Užtenka tiesiog parabolinio spinnigo, nes kartais būna, man einu, žiūriu galūnę priešais mane, tai jisai nelūžta. Aišku, kainuoja jisai dabar kosmosą, tada irgi kainavo nepigiai, padėvietą pirkau. Nu ir ką, aš dar įrodymas, kad geras daiktas gali tarnauti visam gyvenimui. Rytai irgi koks jau certeitas, žinau, irgi gal 20 metų. Pertepu, prižiūriu, valus keičiu kas sezoną. Man patinka ryškus valai, kad kai meti matai, kur traukia, viskas. Čia mano nuomonė. Britkelnis irgi nemažas dalis. Aš naudoju kvėpuojančias, iš karto su batais integruotais, kad būtų patogu apsimauti, nesimauti. Turėjau su atskirais batais, tai žinokit, nu, po sezono tai padas, tai dar kažkas, tai vienas nepatogums ir čia, kad yra veltinis padas, tai ant minkštos žemės einant dažnai gali praslysti. Kitas būtinas aksesuaras - akiniai nuo saulės. Man labiausiai pasiteisint gintariniai. Čia ne iš tos pusės žiūrėti, o iš tos, kad būtų geltona spalva. Žymiai geriau pramuša vandenį, negu mėlyni gražiai atrodo, bet jie taip tikrai nepramuša. Na ir ką, kamera, kuri va čia yra, telefonas, kad fotkinti. Ir brist, prieš srovę, žvejot, mėtyti, intensyviai, aktyviai, tikrinti perspektyvias vietas. Ir gal jums pavyks susikauti irgi su šia žvaigžuve. Visiems rekomenduoju. Kas norit kažkokių patarimų, gali drąsiai ateiti. Klaipėda 345 prie Sendvario. Parekomenduosiu. Ir gal kokias vienas kitas upės pasakysiu visų žinomas, neslaptas, kad galėtumėt pradėti savo upėtakių žvejybą. Perspektyvi vietikė. Pabandykim įjungti iš karto kamerą, nes kažkodėl tikiuosi čia kažką tai iškrapštyti.
kal. Bet nedickas. Bežvejodams atsiminiau, kokia čia gerai labai veikia spalva. Prasimėtysiu truputį. Nes ir ant juostų pastubimų, kimbimų. Geras dalykas, kad pakol kas pėdų nemačiau. Nemažiau svarbu žvejyba yra užmetimo tikslumas. Meskit visada iš apačios. Kartais jeigu tai atsitinka, praktiškai tu jau sugadini vietą. Bet užtat nuostolių labai mažai. Vobleriuką mainė ir išsitraukė. Bet va tokią vietą reikia vis tiek dar pramesti. Biškį persipinę. Dar kelis metimus padarysiu ir keisiu voblerį. Okay. Nes su žydra spalva čia duodavo, o čia bus tiksliai parodyta, ar čia yra žvejota nesenai ar ne. Gyvūnų, nu tai gyvūnų pėdos. Keturkojų, ta prasme. Keista, tik tais, kad tokioj tikrai perspektyviai vietoje neišpuolė nieks. Nebus. Keisim masalą. Taip. Čia nepirstelėjo, oras išėjo iš britkelnių. Okay. Taip. Tai čia mano baisusis, kurių nebėra. Ta galim bus paskui uždėti, bet ne apie tą dabar kalba. Kur tu pasikalojęs. Nežinau, pusbalis už tą voblį jau kokį 50 eurų duotų. Nes jų šiuo metu nėra. Pakol neatsirado normalus atstovas, ten Latvijoje atsiras atstovai Rydžo. Tai va, su šito jis čia ir pagavęs. Daras 2,5 upėtakį. Jis jau yra floatingas ir kažkaip jis toks. Ja, floatingas. Vandeniuką. Grūžtelėt prachai dar nenustoja išliaut. Blogai. Viena keliu užsidėti. Ir tokioj rievoj nei vieno, nei bamp, nei mažiuko sunku patikėti. Kažkas tikrai ir čia šitam ruožė negero daroma. Viskas čia
Jeigu nedidelis, bent jau tikrai tų tokių mažiukų turėtų būti. Nei vien kibim. O, bent jau vienas. Bet tai čia man nepatinka. Tai sakau, kad nebūtų pasikartojus tą teoriją, kad užeisim už ūkininką ir jeigu prasidės kibimai, reiškia viskas. Aišku, kažkokie negerumai čia ir pilami. Nes toks vietas, tai jeigu nelegalus, tai bent jau tie mažiukai turėtų neduoti ramybės. Dabar dėl to gal į pėdų nėra, kad čia žuviais nėra. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Nu, ko bereik, viskas čia yra. Vanduo drumstokas, ne žemės, sroveikiai, į nieką. Ne, bičiuliai, taip nebūna. Jeigu kas ten tamp kepti, vis tiek visų negali iškepti. Kažkas čia negerai. Nu, kažką išsikniaukiau. Visai neblogas. Neypatingai. Bet pirmas tamsus. Čiko. Palauk. Na, toksai gražuolis. Toksai poakmeninis, toksai, kaip pasakyti. Bėg. Nu ką. Kažkokia pradžia ir tikėkimės. Kuo toliau, tuo bus geriau. Nes kažkaip tai keista. Pėdų nėra. Upė graži. Kiek palaukim? 3 kibimukai tokie. Bet... O! Nu gal kad nors... Ne, dėl tais aš čia atvažiavau. Žemaitėlį. Pobėžk. Kur mažė, ten turbūt didelė. Bet va, užsidėjau, kaip sakiau, tą su žydra. Nebūtina šitos firmos turėti. Pažiūrėkit. Ir kitų firmų. Žydras spalva, žinokit, kartais duoda savo. Bet vis tiek dar klausimas bus. Aš pasakysiu, kur ten jau esam už ūkininką. Ar prasidės ten tai didesnį ir daugiau. Buvo gera vieta prieš 4 metus. Pirms metėms toks. Ne šioks, ne toks. Opa. Antras biški. Įmala. Bet kas buvo prieš 4 metus, tas ir liko prieš 4 metus. Vis dar be akinių. Jau norėčiau, kad biškį atviestų. Nu, čia kerai, čia ir gylis pakankams. Ten palei tą pagalį pakankamai neblogas išlindo. Nesiekė. Gal kartos. Ne. Nekartoja.
Deja. Atsargus dar tokie baisiai. Biški vandens būtų daugiau, būtų geriau. Būtų mažiau. Mažiau baikštus. Nu, čia, jeigu matėt, sulenkia spinningą. Eilinį kartą nesėdo. Nu, tikėkimės, po truputį įsibėgėsim. Viens pumpt ir viskas. Bet jau smagu, kad va tokia, kur tikrai turi tupėti jau palenki meškė. Kažkas bėga. Vėl nežinau, nuotekos ar tiesiog upelis. Nutraškiai. Va, stirnas. O, koks elniai čia gal dar. O, kas čia dedas jūs? Nežinau, ar matot? Kas ten dar ir briedis? O, nu čia gers. Nu čia gers. Taip arti priėjau. Nu tokiu atveju reikia prisėsti biškį. Vis tiek atsipūsti. Ką tik pagavau bandą elnių. Daugiau elnių ar stirnų, kad ten buvo gal briedis dar ten, nežinau kas ten buvo. Prabėgo tai gražiai. Gal matysis video. O, blogiausia, kad neįm sudėti tokį. Muš prakais nors tu ką, į šiltą, plus 20 keli laipsniai, brendė, sušylė tie raso. Nusėmiau kepurį, kad biški vedintus tą makaulę, bet nepadeda. Žodžiu, pakolkas šūdas. Tiesiai šviesiai. Tokiu metų laiku, tokia upė, vanduo dar į žemąją pusę, bet ne vasarinis lygis, turėtų būti geriau. Nu, vat kaip ir minėjau, kas bus dar ūkininko nedėjau ir kas bus aukščiau ūkininko. Jeigu tai bus žymiai kitokia situacija, reiškia, kažkoks negeras dalyks dar. Aš kaip paaiškinim neturiu. Čia vietų irgi ir gerų, gylių, visko yra, srojų. Ir taip, kad nebūt žuvės, nesuvokiama. Nu, bet ir kaip ir. Pasėdam biškį, gal tas prakaits praeis ir žvejojam. Kas pusbroliui tinka, nebūtinai man turi tikti. O, mano mėgstamiausias vobleris. Drožtas su žydra. Kontriuko, pilka nugarėlė. Daug labai laimikių. Davęs, tai man atrodo, pačius didžiausias irgi su juo esu pagavęs. Nu, gelbėk, brolau. Nu, gelbėtojas. Opa. Ne kažką. Pakolkas ne kažką. Dar nedavėm. Kas mane baisiausiai neramina, kad aš nematau mažų žuvyčių. Vat kame reikals. Ir kažkoks toks, nemoku paaiškinti, kvaps atsirado. Kaip
saliarka ar kažkas tai. Nu, brangiai. Po biškį, bet čia praėjau tokį ruožą. Nu, tikrai turėjo būti gerų. Ir neįbarkšta. Okay, einam toliau. Last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true. Bičiuliai. O, ir stabdžio paprašė. O, tokioj vietoj ant srovės. Geras. Čia jau ir nelidės, kad išsiviršum nešok. Ne, čia ir profesorė čia ir. Bet ne šokinė, niekas spauda. Tamsas, žemaitis. Žemai toks. Koks gražus. Nu, teik fotografytė. Dailusas mano. Opa. O čia dėl to reikia turėti graipštą. Man dzin, pabėgs, aš nepergyvenu. Pabėgs, vis tiek paleisiam žmogų. Nu, ne žmogų, bet fotografijai reikia. Opa. Tai greičiau paleisiu, greičiau paleisiu toliau. Nu kągi, brolyčiai. Čia įda didesnis negu praeit kartą. Čia jau yra zuikis puikis. O, viens kabliuks dailė. Nu ką. Na. Opa, va šitą. Rūlys. Štai pagaliau turėjau vertą priešininką. Oi, kaip fainiai. Kaip fainiai. Toksai žemait. Drucka piraš. O, ką sakiau, gelbėk. Ir išgelbėjo. Tokia sena balūno užtvanka, kurių pilna mūsų Žemaitijos upėse yra. Ir ar jau bandys lipti viršų prie tos malūno užtvankos ir ruoštis nerštui. Ir oi, graži žuvis, gera kova. Ir emocijos veržėsi per šonus. Atsipučiau. Gaila, kad vis tiek kai kur praeina tas toksai karštis, o kai kur dar svilin nesveikai. Tai akinių neinu užsidėti dar, būtų iki pilnos laimės atakas pamatyti viską, bet karšta, dar karšta, kad ir rugsėjai pradžia, bet vasar tokių dienų nebuvo kaip šiandien. Tai kągi, liuks. Kad čia nebūtų upėtakio, aš nepatikėsiu. Bet visko galbūt. Žinom, čia šitą šiandienos situaciją.
pasirodys kažkas tai. Dar viens. O. Kur nelįsk. Čia jau. Čia dar geresnis. Na, čia turėsim bičiulę reikalų. Čia jau turėsim. Pasirodyk. Gražus. Gražus. Žiauriai gražus. Nu, da, didesnis. Dar didesnis. Nematuoju jų. Tiesiog pasidaryti gražią fotografiją norėtus. Biškį ir kraujo gavo. Bet manau, čia nieko jam neatsitiko. O! Ach, to peklon. Vo čia tai jau forelis. Vo čia tai jau. Bičiuliai, nu ką einam, atkabinti eiliai, foto ir paleisti. Pulkuoja, bet neditsks. Žodžiu, aukščiau ūkininko galiu pasakyti ir geriau. Tikrai geriau. Ir mažiukų pagavau, ir va, ir didelį. Ir va, žiūriu, kaip šokinėja priekyje. Nežinau, kas tas. Ir kodėl taip ir. O kitas dalykas, įkrita raktai man į vandenį. Nu, nežinau, kai aš daisiu iki mašins, ar jo atsirakins ar ne. Ar reiks to intelekto dirbtinio klausti, kaip atsirakinti su raktu, o ne su pulto. Žodžiu, biškį dabar pilnus kelnis turiu, kai bus. Tikėkimės, ką gerai. Pakeliu jau namo, ačiū Dievui. Atsirakinau aš mašiną. Buvau striuocha, galvojau, kad bus žopa. Dar tokia bairė nėra buvę. Nu, traukiau butelį atsigerti vandens. Ir iškrito į dumblyną, ką aš pradėjau ten knist, nu, vienu žodžiu, GoPro baterija ir raktai. Nu, Volkswagens raktus daro gerus, bet jau buvo vandenį, kokią pusę minutės, kol suradau, bet atsirakino. Tai va, 26 laipsniai, aš 9 prakaitų šiandien nužliaugiau. Dabar tik tais į šaltą dušą, šaltą gėrimą ir žiūrėti, kaip kas pavyko pažvejoti. Dabar kits klausimas, vartai man atsidarys. Vartai irgi atsidarė. Liuks. Ačiū. Viskas gerai. Pavyko. Porą labai gražių upėtakių. Nu ką. Reik šalčio. Reik atvėsimo. Reik lietaus, reik atvėsimo. Aišku, tiek beliko dar iki tos žvejybos sezono pabaigos. Kalbėjau su draugu važiuodams, tai daugeliui tas kelias dienas buvo, kad dasigėdna iki kojų ir nesega. Man tokių kaip ir nebuvo dalykų. Tie du griebė normaliai, kaip turi būti. Gal kad žemaitė. Keiti vyro. Tai va. Žodžiu, jei jau pažiūrėjai šitą video iki galo, būk malonus, paspausk like, paspausk subscribe ir sustiksim žvejybų. Bet jau, nors nenoriu besakyti, gal dar varys. Bet jau kai bus biškė šalį. Taigi, visiems